Kaip vis dėlto nutraukti tą ciklą ir pakeisti arba bent jau pradėti eiti link santykių, kurie būtų palaikantis, sveiki? Tai visų pirma, reikia suvokti, kad daugumą atvejų labai sunku išeiti iš jų. Tikrai daug atvejų sunku išeiti. Procentas dažniausiai skiriasi visi iš karto, ne taip? Aišku, ir tai sunkiai skiriasi. Nors mes žinom, kad tas skyrybos statistika ganėtinai didelė yra. Bet jų geriau gal siskirs, negu būti tokiame santykė. Tik tai, kad čia yra tas, kad jeigu aš esu tame toksiškam santykyje, tai tikriausiai, kad jau vaikystėje kažkur panašiai buvau. Ir aš patekau, nes yra ten tų pasakojimų. Šiaip turbūt, kad toks vos šabloniškas pasakojimas. Aš skaičiau kaip tik straipsnį vieną dalinimąsi. Moteris, kur sako, tai aš turėjau ten vyrą ir buvo, jis nebuvo toksiškas. Bet man kažko trūko. Ir po to, kai paaiškėjo, trūko iš tikrųjų to toksiškumo. Nes vaikystėje buvo toksiški santykiai su tėvais. Tėvai buvo, elgėsi turėjo toksinį. Ir reikėjo to toksiško santykio tada ir partnerystėje. Nes ten turėjo vyrą, vaikų, bet kažko trūko. Nebuvo traukos. Ir tas kartais žmonės painioja trauką su meile. Iš tikrųjų, kartais yra trauka, labai traukia. Ir tai gali būti, kad jeigu yra 10 iš 10 trauka, labai dažnu atveju, ten bus ne visai geras santykis. Tarsime, kad tai bus kaip tik, kodėl labai taip stipriai. Ypatingai, jeigu žmogus atėjo iš jų disfunkcinės šeimos. 10 iš 10 bus dažniausiai santykis toksiškas. Nes aš atinu ten, jaučiuosi kaip namuose. Man atrodo, kad čia ir dėl to trauka yra tokia, dėl to tas blogas vaikinas, ar ten bloga mergina, man tai traukia. Su moterim biškai kitaip, nes jūs nėra blogos moteris. Jūs kartais turi tam tikrų bruožų elgesio, kur atrodo, kaip mama mano gal elgesi. Ir jeigu mano mama buvo toksiška, tai man ta mergina ir kažkaip, kodėl mane taip traukia, kas čia taip yra, ir traukia, ir po to bubūni ir, dėl ko, supratau. Ir sunku išeiti, nes kodėl sunku išeiti, nes yra trauka didelė, logiškai supranti, kad, netinkam, gal nereikia čia būti, bet trauka yra didelė. O žmonės yra, prisižiūrėję tų visų romantiškų filmų, ir šiaip yra tas Alain de Botton, toksai, filosofas, School of Life yra jo darinys visas. Ir jis yra pasakęs, kad romantizmo laikotarpis sugadino žmonių suvokimą, kas yra meilė. Nes jie priėmė tai kaip įsimylėjimą. Ir vienintelis būdas žinoti, kad aš myliu, tai yra trauka. O mes po to, kai pamatom tuos visus santykius įdingus, pasirodo, kad trauka buvo kaip tik, kuo didesnė trauka, tuo kai kuriais atvejais ten tas santykis žalingesnis. Bet be abejo, kad pasimato po kelių mėnesių, nes pirmi mėnesiai būna įsimylėjimas, ten rožiniai akiniai, nieko nesimato. Po kelių mėnesių prasideda matytis jau aiškiau tai visos raudonos vėliavos. O aš kažkur skaičiau įdomią tokią mintį. Sako, jūs visą laiką santykių pradžioje, kuomet susitikinėjat, pykitės, spręskite konfliktus, bandykite kuo daugiau išspausti vienas iš kito to negatyvo, kad pamatyti, kokie jūs esate iš tikrųjų, nes kai susituoksite ir pradėsite gyventi kartu, tai tada jau patirsite tik geras akimirkas, nes dažniausiai žmonės pradžioje vienas kitą meluoja, pataikauja, vaidina, viską daro labai labai gražiai, bet kai tada pradeda gyventi kartu arba susitokia, atsiskleidžia visa tikrovė ir tada gaunasi labai ilgi ir nesmagus metai. Jo, bet čia yra teisingai būti savimi iš dalies. Būti savimi nuo pirmo, nes dažniausiai mes norėtume, kad mane mylėtų tokį, koks aš esu, o ne tokį, kokį mane įsivaizduoja. O toks, kokį mane įsivaizduoja, aš galiu pateikti, bet tai nebus pastovu, nes neišlaikysiu, ten visą laiką būti ten, tokiu ten geriausiai savo formai.
Jeigu aš vaidinsiu tą formą, jinai nebus tokia, kaip čia, išsilaikys tokį. Bet tu kaip ir sakei, taip neromantiškai skamba, kad santykių pradžioje pasimatymų metu čia pyktis, aiškintis, viską išsiaiškinti, kas patinka, kas nepatinka, nes čia reikia viskas, kad būtų faina, romantiška, kai filmuose rodo. Tai va, yra ta dalis, kad vis dėlto mes susigadinę tą visą romantiškumą, bet be abejo, visi nori tos romantikos ir suvokia. Aišku, kai biški supranta daugiau apie santykius, tai jiem dingsta ta romantika. Jie tada priima tą tikrą ryšį kaip geriausią romantiką. Nes romantika tai yra visa, kas vyksta. Gėlės ten, kažkokios tai restoranai. Bet tikroji romantika yra tiesiog žmogus, kuris yra šalia, kuris gali tave palaikyti. Ir tu gali jį atsiremti, kai reikia, gali paliudėti, jis tave palaiko, kai ten tau sekasi, jis tau padeda, kai tau nesiseka. Tai yra ta meilė. Ir tu rūpės tas žmogus tiesiog. Tai grįžtam prie to, kaip iš to santykio išeiti. Nes čia yra vienas dalykas, kas sunku išeiti. Neišeiti, o kaip pabandyti tą ciklą nutraukti ir pakeisti santykių kryptį, kad jinai taptų jau nebe toksiška, o saugi ir sveika. Tai čia jau kai išeini iš santykių. Nes pačiam santykyje bus momentų, kai galima tą pakeisti, o bus, kai negalima pakeisti. Ir čia nieks negali pasakyti. Koks yra momentas, kada galima? Kada dar yra ta riba, kad gal kažką įmanoma pakeisti? Tai jeigu partneris, kuris tuo metu elgiasi toksiškai, sutinka, kad reikia kažką keisti. Aha, okay. Tada galima. Jeigu nesutinka... Tada, jeigu man labai traukia ir aš labai noriu, bet suprantu, kad tas santykis jau yra ne okei, tai tada aš galiu suvokti vėlgi, bet tai nėra lengva, nes aš vienas galimai to nepadarysiu. Man reikia tada pagalbos iš specialistų, nes mane kažkas turi palaikyti ir padėti ugdyti savivertę. Bet aš turiu suvokti, toks elgesys netinkamas ir aš turėsiu per kažkokius tai ten sunkumus pereiti tam, kad užsitikrinčiau savo tą elgesį, koks man tinka. Tai aš kas sakau, man taip netinka. Man netinka, kad tu mane kritikuoji. Aš nenoriu būti tada su tavim. Ir jeigu tu taip darysi, aš nematau santykio ten kažko. Tai čia atsargiai, kad tai nebūtų kaip manipulacija kažkokia, tai kur tu pagazdinsi ir tada kažkas pasikeis. Na, čia jau kaip skamba irgi vienas iš toksiškų bruožų, ne, manipuliavimas. Tai turi būti, jeigu tai kartosis ir tai yra jau, vadinkim, jau tikrai jau aš kitaip nedarysiu, jeigu tai bus, tai aš tada skirsiuosi, tiesiog. Bet tai yra tas, kad aš tikrai taip darysiu. Bet kas yra su toksiškai santykis, kad žmogus, jisai moka būti fainu dažniausiai. Ir jisai sakys, jo, viskas gerai, tai aš pasikeisiu ir viskas bus tvarkoj. Tai jeigu tas pasikeitimas yra tik tai žodžiuose, tai tada kaip ir reikia po kažkiek laiko. O kiek reikia laiko duoti? Kad tai būtų ne tik žodžiuose, bet veiksmuose. Bet kiekvienam savo. Tarsi, vėlgi faktas, kad žmogus nesikeičia taip greitai. Bet jis tam tikrus dalykus gali susilaikyti nuo kritikavimo. Jis gali sustoti, nesakyti kažko tai. Jis gali pradėti sakyti, bet tada sustoti, nesakyti to. Jis gali kažkaip kitaip elgtis šitose situacijose. Laikas toks yra labai reliatyvus. Kam gali prieiti labai daug laiko ir tikriausiai galbūt net tame santykėje reikės, kol jis tai pasikeis, o kas niekada nepasikeis. Nes ten yra arba narcisizmo viršūnė, arba tai yra psichopatinis elgesys. Tai tas dalykas. Nes santykėje kai kada tik tai galim pakeisti. Bet tam reikės labai žmogaus, kuris patiria tos toksiškus santykius, kad jisai suvoktų, kad pats irgi daro tam įtaką. O kaip suprasti, kad tu pats esi toksiškas santykė? Nes greičiausiai jie to nesupranta. Supranta? Tai jie tiesiog nelaiko to toksiškų santykių. Jie tiesiog laiko, kad tai yra natūralu. Jie supranta, kad jie negerai daro. Jie supranta, kad jiegi mato, kad kitas žmogus verkia. Čia isterikuoja. Kiek tu gali būti aklas tam, kad matyti, kad žmogus po tavo elgesio ten apsišaroja. Ir jeigu toks, tai tada faktas, kad jau nuo tokio žmogaus reikia tikrai eiti, nes neturi empatijos. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia. Arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.